rytas, mokiniai? Užsirašote. Klasės darbas, rašinio struktūra. Namų darbams parašyti rašinį apie keliones. Gerai parašai rašinį. Eik tu savo, žinok, iki 3 nakties dirbau ir vis tiek, man atrodos, blogai parašiau. Nieko aš tai nesuprantu. Aš tai manau, kad aš labai gerai parašiau, tikrai bus 10. Dabar pradėsime skaityti rašinius. Keliauti – tai ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir atrasti save. Kai keliauju, mano protas plečiasi, o širdis prisipildo naujų įspūdžių. Keliauti – tai ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir atrasti save. Na dabar prisipažinkite, kuris iš jūsų parašė tokį nuostabų rašinį? Liutaurai, papasakok, kaip kilo idėja tau parašyti šį rašinį? Na, tai aš parašiau, nes... Auguste, o tu kaip sugalvojai parašyti? Aš šitą rašinį parašiau pasiremdama savo buvusiam kelionėm, įvykiais, nuotykiais ir visą kitą, ką buvau patyrus. Žinai, ką dabar reikia daryti? Taigi, pamoka baigta, susitiksime rytoj. Auguste, aš norėjau atsiprašyti tavęs, kad nusirašiau nuo tavęs tą rašinį. Viskas gerai, nepykstu.